Tai esame prie mūsų naujausio segmento DK Expose. Tai labai unikalus hybridas. Pagal mūsų kolegas iš Lenkijos tai labai atlaidus hybridas klaidoms ir labai didelis pliusas ūkininkams. Dėl kelių esminių dalykų. Dėl labai lankstaus sijos lango iš rudens. Jis neturi labai greito vystymosi, ką kitos naujos veislės turi. Tai tinkamas ir ankstyvesnė sėja. Turėsim kur kas platesnį langą, pasinaudoti augimo reguliatorius, kaip Tilmoro arba Folikulą atėjus laiku. Vienintelis Exposas dar yra bandymuose dėl azoto, bet labai tikimės, kad nuo kitų metų šitą veislę irgi turės. Pats vėlyviausias hybridas pavasarį, kas ypatingai gerai Baltijos šalimis, kur mes turim pavasarinės šalnas. Tai tokie hybridai bus mažiau jautrus pavasariniam šalnom, ir jis bus kur kas saugesnis ūkininkam, nes jis irgi gerokai vėliau startuos lyginant su kitom veislėm. Tai vienas aukštesnių hybridų, žvelgiant į derlingumus, bendrai mes turėsim iš tikrųjų ganėtinai stabilų ir aukštą derlingumą. DK Expose veislė yra atstovaujama Baltic Agro. Greičiausiai ir distributoriai labai neblogai dirba, nes kuomet ūkininkai ateina, labai mažai susidomėjimo yra senomis veislėmis, tai mes visada prašininkam pagrindas apie pačias naujausias. Ir patys ūkininkai supranta, chemijos, trąšų kaštai, jie vis tiek išliks labai aukšti. Tai kaip mes galim jaustis saugesni, rinkdamėsi naujesnę selekciją. Dėl Europos tų visų žalinimų ir turime eiti link hybridų, didesnį potencialą, bet ir didesnį apsauginę savybę, kad būtų sveikesni, kad galėtų iš dirvožemio geriau pasiimti azotą, kad būtų mažiau jautrus ligom ir bendrai turėsim tą stabilesnį ir labiau prognozuojamą derlingumą, ko manau kiekvienam reikia.